yra įsijungęs daktaras Kęstutis Štaras iš visiškai netolimo, artimo mums regiono Širvintų. Tai kokios jūsų patirtis, girdėjome, kad tikrai turite kuo pasidalinti su šito mūsų susirinkimu. Ačiū profesoriui Sauliui Čaplinskui už tikrai organizuojamą šią diskusiją, šią temą. Aš manau, kad artimiausiu metu sulauksim kvietimo diskusijai ir dėl kitų valstybinių prevencinių programų, ypač onko. Ir labai sunku yra paskutiniam kalbėti, daug kas susakyta, daug kam pritariu ir tikrai nenoriu aš labai daug čia kartotis, tai galbūt būtų keli akcentai. Tai yra tai, kad kas veikia dideliai savivaldybei ir kas veikia mažesnėms savivaldybėm, kaip pasiekia moteris ir kaip reaguoja, tai yra truputį skirtinga. Jeigu informavimas per visuomenės žiniasklaidą ar kitur, ar kviečiant, ar per vietinę spaudą, tai galbūt tas poveikis yra, kaip ir sakau, vienoje savivaldybėje vienoks, kitoje kitoks, bet atkreipiam dėmesį tai, kad mūsų patirtis buvo tokia, kad kada koordinaciniai centrai įsisteigė ir mes pradėjome organizuoti ir kviesti moteris vykti. Širvintų savivaldybės merė Živilė Pinskojevė organizavo transportą, tai yra pavėžėjimą. Ir veždavom į vieną viešą įstaigą, kur būdavo eilės, kai kada labai sunku įterpti, tai mes pasirašėme sutartį su viena privačia įstaiga, kuris įpareigojo nei euro neimti. Sudaromas tos dienos, pusės dienos žalias koridorius. Moteris nuvyksta ir nustatytų laikų gauna paslaugą ir dar ir kava pavaišinamos. Iki 25 moterų vienu kartu vyksta, maždaug pusantro karto per mėnesį. Tai yra apie 50, tai plus minus per 40 dienų moteris gauna šią paslaugą. Ir dar yra tai, tokia, nežinau, čia ne naujiena, įvardinsim atvejo vadybininkas ar koordinatorius, kuris bendrauja su tomis moterimis, informuoja savivaldybę, kiek tų moterų yra pakviesta. Ir kitas toks ir kaip ir koordinatorius visiems šeimos gydytojams yra priskirtas vienas šeimos gydytojas koordinatorius, kuris bendrauja su koordinaciniu centru, ir tas koordinacinis centras, aš tikrai labai džiaugiuosi jo veikla ir jam yra lengviau ne su kiekvienu gydytoju bendrauti, kaip minėjau, kai kada ir pacientės atšaukia šeimos gydytojus, pacientus, o tiesiog bendrauja su šiuo šeimos gydytoju, šeimos gydytojas paskirsto kitiem gydytojams. Ir, sakyčiau, labai didelis pasitenkinimas yra pacientų. Tos fobijos nebėra tokios, kada jos vyksta automobiliu, po to dalinasi informacija ir jeigu kažkas panašaus yra viena ir kitai, jos dalinasi patirtimi, kaip joms sekasi. Ir kita vertus, tas koordinatorius, kada surenka duomenis iš koordinacinio centro, jis atiduoda šeimos gydytojui. Ir tas šeimos gydytojas koordinatorius, jei reikia, kartu su koordinaciniu centru, jau organizuoja tą žalią koridorių. Tai nebėra tokios baimės, kuri iš tiesų, kaip ir minėjau, ankstesni pranešėjai yra. O dabar praėjus 1,5 metų, tai tiesiog kai kurios pacientės net ir pačios skambina tam koordinatoriui. Viešai jo telefono numeris ir kontaktai yra žinomi. Ir, tikrai pagerėjimas yra. Kita vertus, kaip minėjau, mažoji savivaldybė ir čia minėjo kaip tik ir docentė, tai
eina iš lūpų į lūpas ir nereikia didelių pinigų. Tai dideliai savivaldybė, aišku, ir kur teko man dirbti, tai tas efektas nebūtų toks. Mažoj mane pavežė, man taip buvo, taip ir tikrai kaip gerai, nebijokit, kaip ir drąsina. Ir tikrai tas pasiekiamumas tos informacijos ir tada baimė dingsta. Dar vienas momentas yra tai, kad vis dėlto, kuriant sveikatos centrus, funkcinių ir struktūrinių pagrindų, čia prieš 2 metus, matytos ten lėšos ir į tą funkcinį, tiek ir į funkcinį įeina bendradarbiavimą ir visuomenės sveikatos biurai. Jie gauna pinigus, bet kad jie realiai dirbtų ir bendrautų su pirminiu lygiu, tai tikrai nėra, o jų viena iš pareigos ir yra kaip tik informuoti visuomenę, kviesti, šviesti, tačiau to bendradarbiavimo nėra, jie yra, bet kažkur greta. Mes bandom tai jungti, bendradarbiauti, nesakyčiau, kad yra toks geras efektas, prieš tai mano minėtas yra žymiai geresnis. Dar vienas momentas, tai iš tiesų ta komanda, tokia, sakyčiau, šeimos gydytojo komanda, jungiasi savivaldybė, kadangi už pirminį lygį atsakinga, teikianti mamografijos paslaugas gydymo įstaiga ir be abejo čia vainikuoja tai koordinacinis centras. Aš manau, kad, kaip ir minėjo docentai, įsivažiuos dar labiau, tie visi procesai nusiglūdins ir manau, kad tikrai pasitikėjimas tuo koordinaciniu centru, koks kai kada yra, tai dėl kvietimo, dėl apgaulės, aš manau, kad pasitikrina ir savivaldybė, tai viskas gerai yra, ir tokio pasipriešinimo nėra. Jos laukia moteris, kada bus kaip šventė važiuoti į Vilnių, į privatų, kur nupirktas praeitų metų pabaigos vienas moderniausių mamografų yra Lietuvoje. Ir jos jau labai gerai, labai greitai diagnozavo, viskas išaiškinama ir taip toliau. Tai jeigu mes tuos procesus nuglūdintume ir didesnėse savivaldybėse, manau, efektas be kažkokių tai milijoninių investicijų gautųsi geras. Reikia tiesiog visų geranoriškumo. Ačiū. Ačiū labai, daktarė. Ačiū labai. Iš tikrųjų, jūsų aktyvumas, tai mes iš tiesų prieš keletą metų Nacionalinis vėžio centras pradėjom tokią testinę akciją Rožinio spalio, kuri išsitęsė į 1,5 metų ir daugiau. Tai pirmasis autobusas iš Širvintų jį atlydėjo pati merė, taip kad tikrai nesistebime, kad jums sekasi taip ir baimės šalinat savo vadovų pavyzdžiais. Tai yra akivaizdu ir labai sveikintina. Tai labai ačiū jum. Na ir Alma, jūsų eilė. Iš tikrųjų, tas šeimos gydytojas ir apklausojo Rasos Ališauskienės ten kliuvo truputį jum, nes kažkaip tai, ką pasakytumėt? Taip, mums visada, žinokit, kliūva, kad ir kur bežiūrėsi, tas šeimos gydytojas atrama ir kaltas už viską. Bet aš turbūt, gal jau prieš tai pasakiau tą žinutę apie komunikaciją. Tai mano kita žinutė šiuo metu apie koordinavimo centrus yra tikrai dviprasmiška. Tikrai mes bendruomeniai tą labai diskutuojam dėl to, kad taip, tai buvo atsirado kažkoks organizacinis struktūra kažkokia, kur nuo šeimos gydytojo nuima darbą, niekas nepaaiškina, tada mes susidurėm su tuo, kad kaip čia vyksta, kas čia bus taip, ta prasme tikrai galbūt suprantam tą dalį, kad gavom primestą žinutę, kad dabar bus taip ir ne kitaip, tada supratom, kad susidursit su daug problemų koordinavimo centrai, mes bandėm tą ištransliuoti ir tikrai buvom ir sėdėjom ir vyriausybei, bandėm sakyti, kokias jūs problemas turėsit, dabar matau, tos problemos labai aiškiai matosi. Tai tikrai tas yra dviprasmiškas pasisakymas mano, galbūt vienos įstaigos labiau patenkinto, kitos mažiau. Tikrai skirtingos savivaldybės skirtingai organizuoja ir tikrai aš nežinau, ar koordinavimo centras ateis tą dieną, kai iš mažesnio miesto organizuos autobusą už kažkokius pinigus, ne įstaigos, ne savivaldybės, kad vežti tas moteris.
Tai šitoje vietoje turbūt bendri dalykai, tik noriu pasakyti, kad taip, gydymo įstaigos šiuo metu dubliuoja koordinavimo centrų darbą, tai yra daroma, tam tikri rezultatai jie yra ir dėl to, kad įstaigos dubliuoja. Tikrai labai yra daug nerimo dėl to, kad geri darbo rezultatai. Planuojama jos nuimti nuo mūsų, kas iš tiesų dabartiniai situacijai dubliuojant darbą gerina rezultatus ir jeigu tikrai gerus darbo rezultatus nuims, tai tikėtina, kad pirminės priežiūros įstaigos visiškai nebeprisidės ir nedarys. Mes tą iš tiesų bandėm ir šeimos politikos grupiai pasakyti, ir VLK atstovams, ir ministerijai, kad šitoje vietoje dabartinis galbūt ta simbiozė šiek tiek pykstam vieni ant kitų, bet darom, tai yra dubliuojam, turbūt rezultatai yra geri, bet jeigu finansavimo nebebus, tai tikėtina, kad pirminės priežiūros įstaigos pasielgs labai paprastai, jos sakys koordinavimo centrai, jūs viską darykit, mes pasitraukiam, ar ne? Tai čia galbūt tas pavyzdys yra apie tai, kad mums vis tiek tie pacientai rūpi, bet jeigu pasidalinti gerą patirtim, kaip apie vairuotojus pasidalinau ir komunikaciją, labai teisinga ir strategija, tai lygiai taip pat yra hepatito C skriningo programa, kur turbūt nustebino visus iki vieno, kas apie ją girdėjo. Aš turbūt galiu didžiuotis šeimos gydytojo komandai iki dangaus ir iki žvaigždžių, nes tikrai pamačius rezultatus per 2,5 metų patikrinti 90% tikslinės populiacijos be jokios reklamos. Aš nežinau, jūs matėte reklamą, kad eik pas šeimos gydytoją į kliniką pasitikrink dėl hepatito C, tai turbūt nežinau, arba buvo, bet labai minimaliai, be jokios didelės komunikacijos, tiesiog buvo skatinamos įstaigos sutinkamų įkainių ir darbuotojų skatinimų kviesti tuos pacientus ir 1,5 milijono per 2,5 metų pakviesti, tai yra didžiuliai skaičiai, rodantis tik tai, kad šeimos gydytojo komanda gali padaryti gerus dalykus. Aišku, nekalbu apie tas kritinės situacijas, kur neįsiu, nedarysiu, neturiu laiko, atmetimas, kad galbūt aš tiesiog vengimas tos situacijos, bet tikrai kartais tie sprendimai anksčiau priimti buvo neįtraukiant šeimos gydytojų bendruomenės, dabar bandom diskutuoti, bandom galvoti, kaip tą daryti. Ir turbūt vis tiek tikslas visada, bent jau mūsų šeimos gydytojų, yra, kad tas pacientas ateitų, jeigu dvejoja kalbėtumėm, jeigu jau labai kategoriškai, tai turbūt ta dalis yra, kad mes vis tiek to skiriam to laiko. Aš turbūt savo patirtim galiu pasidalinti, turiu 2 moteris, abi išsilavinusios, abi jauno amžiaus 50, 2 metus užtruko įtikinti, pasidaryti mamogramos pagal programą, kadangi nuo to laiko, kai pasidarė, aš pažiūrėjau, kada buvo parašytas mano siuntimas, tai yra 2 metų darbas, tai reiškia, jos jeigu ateidavo pas mane, nesvarbu dėl kokios priežasties, ar liga, ar kažkur, aš tikrai labai aktyviai skatinau ir klausiau, tai kada? Tai buvo 2 metai. Tai yra ir laikant apie tai, kad yra jos moteris abi išsilavinusi, viena medikė, kita pedagogė, tai užtruko 2 metus įtikinti, kad jos visgi turi pasidaryti. Tai vat kartais tas darbas, kad ir kaip mes galvom, kad kažkas padarys, nusiūs laišką, kažkas paskaitys, taip nebus. Jeigu mes klausimas žiūrim į kokį tikslą ar neturim, pasižiūrėti kokios rizikos tos grupės, tai tikrai ta dalis yra. Tai galbūt su džiugesiu noriu pasidžiaugti, kad šeimos gydytojų komandos gali, aš mačiau rezultatus, biurokratiją numažino, bet tai numažino tai, kad nebereikia rašyti siuntimo, kita pusė, kad slaugytojai gali dabar parašyti siuntimą, jeigu reikia. Tai geri pokyčiai jie įvyko ir koordinavimo centrų veikla, tikiuosi, kad ne kažkaip pagerės. Ačiū labai, Alma, už pasidalinimą jūsų kasdienybę, sakykime, ir jūsų darbo dalykais. Tai tikriausiai jūs neramina ketinimai arba kalbos apie tai, kad finansavimo klausimais, kitaip sakant. Taip, mes jau žinom atsakymą, mes šeimos medicinos politikos grupiai mes girdėjome atsakymą ligonių kasų direktoriaus, kad sprendimas priimtas. Kadangi šiandien turime, jeigu sprendimas priimtas, tai turime ir gerbiamą Jurgitą Grigarienę, ir gerbiamą Ingą Zelbienę. Gal jūs galėtumėt kažkuri pakomentuoti šitą situaciją? Tai, laba diena. Pakomentuoti situaciją įventą. Situacija, kurią? Kad atimate pinigėlius iš šeimos gydytojų. Kad atimam pinigėlius, tai gal Jurgita gali pakomentuoti. Aš gal dėl pačio proceso. Iš tikrųjų, tai
kai prieš 1,5 metų prasidėjo pilotinis projektas Alma, tai jis prasidėjo, kaip ir Rugilė pristatė, su keliomis pirminio lygio įstaigomis. Ir patys projektai naujo organizavimo, jie buvo derinami taip, kaip ir visi teisės aktai, ir visi visuomenės nariai tikrai su jais susipažino, ir tai tikrai nebuvo kažkokia, kaip jūs minėjote, tokia naujiena. Pilotinis projektas labai svarbu, nes negalėjome nacionaliniu mastu ir nenorėjome ir neturėjome tokio tikslo, ir pati veikla buvo orientuota į tai, kad kaip galima mažesniai pradėti nuo mažesnės teritorijos, išsibandyti tą praktinį darbą ir pasižiūrėti tuos rezultatus. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien po 1,5 metų mes tuos rezultatus turime ir juos iš esmės labai aiškiai galime įvardinti, kurie bandomosios veiklos elementai pasitvirtino ir neša naudą, kurie bandomosios veiklos elementai reikalauja detalesnio nagrinėjimo ir, sakykime, patobulinimo. Tai taip ir vyksta procesai. Ir labai gerai, kad juose visi dalyvauja. Aš manau, kad tie patobulinimai yra neišvengiami ir jie tikrai bus. Tai taip vyksta procesai. Ačiū. Ačiū labai Inga už komentarą. Jurgita, prašom. Sveiki visi, esu Jurgita iš Valstybinės ligonių kasos. Daug metų kuruoju prevencinės programas, ne tik šitą, bet ir visas likusias. Ir kas liečia finansavimą, greičiausiai jūs turėjote mintyje, nes aš tikrai nedalyvau šitame posėdėje šeimos gydytojų politikos grupėje, bet buvo mintis tokia, kad jeigu nuo 2027 metų viską perima koordinacinis centras, realiai naikinasi programoje 2 pirminio lygio paslaugos, tai yra informavimo paslauga ir siuntimo paslauga. Ir tokiu atveju pirminis lygis kaip ir nebedalyvauja tame ir tada nebėra ir už ko mokėti tą GDR. Bet noriu pasakyti, kad pinigai tikrai niekur nedingsta. Kaip jie ir yra GDR krepšelyje, taip ir jie ir bus. Ir bus tas krepšelis, kuris lieka nuo krūties prevencinės programos, tikrai bus padalintas per kitas skatinamąsias paslaugas, per kitus GDR-us. Galbūt tikrai dar šiai dienai to paskirstimo nėra, nes dar tik yra metų vidurys ir dar neaišku, kaip bus po viso projekto pasibaigimo ir kokia apimtimi ir kaip dalyvaus, kas informavimo paslaugoje, dar šiai dienai aš tikrai negaliu atsakyti. Nežinau, greičiausiai ir ministerija negali atsakyti, nei koordinaciniai centrai šiai dienai dar negali atsakyti. Bet iš tikrųjų šiai dienai išsakytos visos problemos ir visi pastebėjimai yra labai svarbus. Ir aš iš tikrųjų dar daugelį vietų, ir kadangi man skambina ir pačios moteris, ir gydymo įstaigos skambina, ir koordinacinis centras skambina, visi skambina ir turi labai daug klausimų ir problemų, tai iš tikrųjų tas yra. Ir tikrai tikiuosi, kad iki metų galo pavyks visom pirminio lygio gydymo įstaigom, šiuo atveju, jeigu kalbam apie krūties prevencinę programą, tas įstaigas, kurios turi mamografą, prisijungti prie programos koordinacinio centro įgyvendinamo to projektų, susikurti registratūros ir tikrai pilna apimtimi dalyvauti. Nes tikrai šiai dienai ne visos yra prisijungusios. Ir jeigu atėjus tai dienai, gruodžio 31, jos nėra prisijungusios, nežinau, kas tada bus, nes griūva visa sistema, šiai dienai visi teisės aktai yra parašyti, kad nuo sausio 1 dienos yra tik tais koordinacinis centras. Tai iš tikrųjų greičiausiai reikia dar labai daug atlikti darbų per šitą likusį pusmetį, įsivertinti tas, kas buvo sukurta, pamėginta, kur yra blogi rezultatai ir netaip gavosi kaip tikėtasi, galbūt reikia kažką tikrai keisti. Nes tikrai visos programos tiek krūties, tiek gimdos kaklelio, tiek storosios žarnos, jos kaip nauja programa buvo aprašytos ir tiesiog su ta įsigaliojimo data nuo 2027 sausio 1 dienos, bet iš tikrųjų dar daug yra klausimų, kurias reikėtų apsvarstyti ir išsakyti. Tai va. O pinigai tikrai niekur nedingo, jie pasiliko tam pačiam krepšelyje. Jurgita, ačiū labai už jūsų komentarą, dėkui. Tai tik džiugu, kad viskas tęsiasi, čia ne pabaiga, o galima sakyti pradžia. Galima pradžia čia tik tai dar. Tai prieš pradėdama mūsų sekančią dalį vis dėlto apie tai, apie ką mes kalbame ir kalbėdami apie profilaktiką ir patikros programas, mes dažnai pamirštame pačią ligą. Kas tai per liga, kodėl ir kada ir kas toliau. Tai
prieš pakviesdama mūsų gerbiamas klinicistės norėčiau porą žodžių daktarę Giedrę Smailytę pajudinti ir paklausti. Keletą metų prieš tai mes sakėme, taip, naujų krūties vėžio atvejų yra 1500, po to 1600. Prieš kelis metus derinome su Kaunu, kaip mes komunikuojame su profesorė Jozaitytė. Na, komunikuojame 1700, tvarkoj. Tai ir dabar tas šuolis. Ką reiškia epidemiologo vertinimu žiūrint, ką reiškia šitie 2009 naujų krūties vėžio atvejai? Labai ačiū už klausimą, Ivantai. Iš tikrųjų, tai kasgi nutiko per pastaruosius 2 metus. Buvo pakeisti vėžio registro nuostatai, pasipildė naujais duomenų šaltiniais. Taip pat, kas nutiko, tai pirmą kartą gautas biudžetinis finansavimas ir mūsų duomenų valdytojų tapo Sveikatos apsaugos ministerija. Taigi tai sudarė mums sąlygas per tuos pastaruosius 2 metus tiesiog gauti tikslesnius duomenis.